Sveiki, mėlyjeji! Dėmesio tiem, kurie domisi ir svarsto apie vidaus, lauko ir įvairių patalpų apdailą. Šiandien pakalbėsime apie universalų, natūralų, ekologišką ir ekonomišką produktą kartu su Donatu Erlingiu, Natural Touch įkūrėju. Produktai yra universalūs visam pastatui, kaip pavyzdys. Taip pat laikas susikurti ir tą erdvę, kuri būtų saugi tiek jums, tiek jūsų vaikams ir artimiesiems. Laidos pradžiai paminėjau, kad mes šiandien kalbėsime apie ekologišką, ekonomišką ir natūralų produktą skirtą apdailai. Tai ir papasakokit, pristatykit, koks tai produktas ir kuo jisai išskirtinis. Pačioj pradžioje gal norėčiau pakalbėti apie mūsų kompaniją, nes kompanija pirmiausia yra išskirtinė. Tai yra pati seniausia Pabaltijoje ir Skandinavijoje esanti kompanija, kuri gamina natūralius produktus, tai molio tinkus, kalkių tinkus, dažai, tai tiek molio, tiek kalkių dažai. Jų ta vadinama filosofija paremta yra ekologiškumu ir žemės išsaugojimu. Savininkas pradėjo savo verslą 93 metais, po truputėlį augino kompaniją, jisai prieš tai yra išbandęs nemažai produktų, kas tai yra kalkiniai cementiniai ir panašus tinkai, nes jisai yra profesionalus tinkuotojas, bet jam netiko produktas ir jisai pradėjo ieškoti. Jis pradėjo ieškoti, kol jo rankas papuolė molis, taip ir prasidėjo kompanijos visa istorija. Jeigu taip trumpai, mes atstovaujam pačią seniausią, kokybišką kompaniją, kuri turi sertifikuotus produktus, tai yra Vokietijos sertifikuoti produktai, molis yra antros kategorijos sertifikatą turi pagal Vokietijos molio standartą, tai yra aukštesnės kategorijos atsparumo klasė. Tai šitoje vietoje mes galime pasidžiaugti ir sertifikatais, ir kokybė. Kas liečia šio objekto produktą, mes naudosime kalkinius tinkus, tai yra atsparus, kurie tinka tiek išorėjai, tiek vidaus apdailai. Ir visos sienos bus dengiamos kalkinių tinkų, vėliau bus užbaigiamos ekologiškų produktų, tai yra gruntų vokiškų. Vėlgi, kadangi esame bendruomenės didžiulės dalis, nes jie prekiauja tiek su švedais, suomiais, latviais, lietuviais, danais, priklausant tokiai bendruomeniai, galima žymiai greičiau atrasti dar naujų produktų, kurie pagerina mūsų produkto galutinį rezultatą. Produktai yra universalūs visam pastatui, kaip pavyzdys, ne? Tai lubos, sienos, mes turim kalkių grindis. Ką galime padaryti? Mūsų produktas tinka dušams, tai yra kalkė atspari, tai jeigu imsim tą delakto tinką, tai yra marokiečių technikos. 1000 metų atėjusios į mūsų pasaulį, galim padengti dušus, vonios erdvės. Tai yra 100% atspari medžiaga, nepraleidžia drėgmės, leidžia sienom kvėpuoti, kas yra žiauriai faina, neauga pelėsis ir grybas. Tai girdžiu, kad produktas tikrai labai universalus, bet man kaip moteriai, žinot, nuo teorijos norėtųsi prieiti prie praktikos. Praktika pati įdomiausia, bet kaip matome, dar sienos nėra paruoštos ir mes dar tikrai negalime tinkuoti. Tačiau turime vieną sieną, kur darėme savo bandymų poligoną, nes reikėjo atsirinkti spalvą, klientai rinkosi, mes darėm daug atspalvių. Dabar tą sieną reikia uždengti, kad pradėjus mūsų grožį kurti, jinai būtų paruošta darbui. Tai prasideda viskas nuo košės maišymo. Košės ir pigmento maišymo, o tą reikia geriausiai pasidaryti iš vakaro. Kodėl tą reikia daryti? Tam, kad medžiaga pabūtų, jinai pabrinktų, tada medžiaga yra elastingesnė, plastiškesnė, su ja lengviau yra darbuotis. Kalkė turi tokį niuansą. Kitaip negu molis, su ja yra šiek tiek sudėtingesnis darbas, kadangi uždėjus pirmą sluoksnį ir tepat antrą sluoksnį, kalkės apatinis sluoksnis pradeda traukti drėgmę, todėl suvaldyti produktą šiek tiek yra sudėtingiau. Įrankiai gali būti įvairūs, ne? Tai gali būti mažos glaistyklės, didelės glaistyklės. Tai ar aš galėčiau pati visą tai pasidaryti, ar viskai reikia profesionalų pagalbos? Priklauso nuo to, kokio rezultato jūs siekite ir norite. Ne? Jeigu jūs norite idealaus rezultato ir tobulo rezultato, reikėtų kviestis jau meistrą. Jeigu jums patinka wabi-sabi, ta japoniška kultūra ir ta technika, kur yra netobulas tobulumas, galima bandyti daryti patiems. Aš savo namuose dariausi keletą sienų pats, tikrai nesu įgudęs tinkuotojas, nei dekoruotojas. Atrodo, pasidariau gražiai, kai veidrodis šviečia tiesiai į sieną, aš matau visokias siūles, sujungimus ir taip toliau. Man asmeniškai tai man gavosi grožis, aš tą pripažįstu kaip savo kaip fainą produktą, fainą variantą ir nekreipiu savo dėmesio. Kitam klientui tai gali maišyti ir trukdyti, pavyzdžiui, mano antrąją pusę truputėlį. Bet yra produktas, kur iš tikrųjų kiekvienas gali pasidaryti, tai yra kalkiniai dažai. Ir kalkiniai dažai yra ypatingai fainas produktas, nes jis yra atlaidus produktas nepatyrusiai rankai. Galima dažyti į visas pusės, kaip tik tai nori. Į kairę, į dešinę, pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn. Ir po kelių sluoksnių gaunasi visa siena gražiai šešėliuojanti. Ruošiantis atvykti pas jūs, aš susirinkau tokią, jeigu galima sakyti, mitų kraitelį.
O kadangi jau pabaigėm kalbėti apie kalkes, tai kalbant apie jas, man iškyla toksai vaizdinys dulkių debesis, kurios čia ir nemačiau. Ir nepamatysit. Su šito metu aš pats susidūriau, kad atsivežiau produktą į Lietuvą, netgi savo draugam daviau pasirinkti medžiagas, mano draugė varto medžiagas ir sako, bet tai kalkė tepa. Aš sakau, tu laikai pavyzdį rankoje kalkės. Ir taip žiūri ir niekas netipa. Kodėl? Vienas dalykas tai yra ryšikliai. Kuo geresni ryšikliai, tuo tinkas geriau yra surišamas, tuo mažiau to yra dulkėjimo galutiniam rezultate. Kitas dalykas, kaip ir minėjau, visą laiką tinkas yra padengiamas gruntu. Gruntas vėlgi taip pat jisai suriša ir nelieka jokių kalkių aplinkoje. Gerai, antras mitas – molis byra. Ar tikrai? Teko bendrauti su daug dizainerių, architektų, su privačių klientų ir labai daug kas išreiškia požiūrį, kad molis byra, girdėjo pas draugus ir panašiai. Kas atsitiko, aš pradėjau prekiauti kalkiam. Nes labai buvo sunku paneigti šitą mitą. Bet kaip ir minėjau pradžioje mūsų susitikimo, Estai yra UPU kompanija, jinai turi vokišką sertifikatą, S2 klasės yra molio atsparumas, kuris aukštesnės atsparumo klasės yra. Tai šitoj vietoj klientam per pavyzdžius, per įgyvendintus projektus mes po truputėlį pradėjom rodyti, kad mūsų molis nebyra. Ir mes neturime šitų situacijų. Tai trečias mitas apie natūralias medžiagas. Daugelis irgi galvoja, kad jos yra sunkiai prižiūrimos, ir purvinasi. Vėlgi sakysiu ir taip ir ne. Natūralios medžiagos iš tikrųjų jos turi geriamumą. Ir jeigu mes uždėsime ant sienų medžiagas, jeigu jos gaus kavos, vyno, nors kavą ir vyną reikėtų gerti, bet vis tiek kartais pasitaiko nelaimių ir jos tikrai turės didesnį geriamumą negu paprastos medžiagos ar paprastai akriliniai dažai. Šitoje vietoje, kaip ir minėjau, mes turime partnerius ir mūsų partnerių dėka, viso tos paieškos didžiulės dėka mes atradom produktus, kaip ir sakiau, natūralius produktus, kurie leidžia mums padengti sienas, apsaugoti nuo įgeriamumo, apsaugoti nuo teplumo, o jeigu kažkoksai purvas ir užkrito, mes galime labai lengvai jį nuvalyti. Tai natūralias medžiagas lygiai taip pat reikia prižiūrėti. Esu girdėjęs įvairiausių patarimų – lakuoti, kas mano nuomonė yra beprotybė. Jeigu tu prekiauji natūraliomis medžiagomis, kurios turi daug gerųjų savybių, kaip sienų kvėpavimas, kaip apsaugo nuo alergijų, kaip apsaugo, kaupia šilumą, reguliuoja drėgmę ir tu jas lakuoji, tai tu tada savo meluoji, jeigu tai pardavinėdamas siūlai tokius dalykus daryti. Tai šitoj vietoje mes turime ekologišką, natūralų, nekenksmingą produktą, kuris mums leidžia apsaugoti klientų sienas ir palengvinti jų gyvenimą. Ką jūs dar asmeniškai norėtumėt pasakyti mūsų žiūrovams? Nebijot naudoti natūralių medžiagų, kad galvotų, kokioje aplinkoje gyvena, nes dabar populiaru yra sportuoti, prisižiūrėti mitybą. Tai pats laikas susikurti ir tą erdvę, kuri būtų saugi tiek jums, tiek jūsų vaikams ir artimiesiems. Taigi, mėlyje, jeigu susidomėjote matytų produktų, kviečiu apsilankyti Natural Touch svetainėje ir susisiekti nurodytais kontaktais. O jeigu patiko mūsų kuriamas turinys, kaip visada nepamirškite spausti mygtuką patinka, komentuoti ir dalintis kuriamu turiniu. Viso!